Žvilgsnio panašus į daugelį kitų, tačiau iš karto galima pastebėti, ko verslininkas niekada nepritrūks. Rašiklių, kurių čia apie 1500. O viskas anot Kęstučio Petrausko prasidėjo štai nuo šio geltono tušinuko. Buvau vienos firmos, daržovių firmos atidarėme, kadangi pats prekiauju maisto produktais, tai ir atidarėme, kai buvom, padovanojau tušinuką visiems klientams. Vieną pasiėmiau ir neaišku, negalvojau rinkti net. Paskui kažkur netyčia antrą gavau. Nuo pat vaikystės turėjau aistrą kažką rinkti. Pradedant pašto ženklais ir baigėte visokiam senienom. Tai vat vieną tušinuką, antrą, trečią, paskui žiūriu, kad jų jau susidarė ne 10, jau pasidarė gražu, pradėjau dėlioti lentynėlės. Vyras sako, per 10 metų surinkęs pačių įvairiausių rašiklių. Štai šį iš šovinio gilzės padarytą rašiklį parvežė draugas. O šiame inkrustuotos įžymiausios Lietuvos vietos. Vienais rašikliais galima tamsoje šviesti, kitais pramogauti. Biškį pučias. Pučias, bet svarbiausia... O rašyti rašo? Rašo, taip. Aišku, jau jie kiti yra uždžiuvę jau nes jie metai nerašyti. Didžioji dalis kolekcijos dovanota, tačiau yra ir paties verslininko pirktų ar išmainytų. Esą pinigų rašikliams stengiasi daug neišleisti, tad už patį brangiausią Kęstutis mokėjo 5 eurus. Kai buvau Tailande, tikrai, kad ir kiek būtų kainavę, būčiau tikrai pirkęs, bet radau gana nebrangų ir normalų, bet jau po 2 savaičių ieškojimo. Tai jeigu neklystu, sumokėjau, Tailande viskas nėra brangu, tai jų pinigais tikrai, galvo išvertus į mūsų, gal kokie 4 litai kainavo. Mažiausiai Kęstučio kolekcijoje tušinukų su šalių pavadinimais, daugiausiai maisto įmonių. Šiuo metu rašikliai suskirstyti pagal spalvas, tačiau anot verslininko toks rūšiavimas nepatogus, nes gavus naują rašiklį tenka ilgai ieškoti, ar jau tokio kolekcijoje nėra. Todėl dabar galvoja apie skirstimą pagal grupės. Galėčiau padaryti, sakykime, vieną maistas, kitas automobiliai. Trečia galėtų šalis, man pati įdomiausia yra, nes stengiuosi vežti iš kiekvieno šalies, būtent su to šalies pavadinimu. Alaus nemažai yra rūšių, kai Seimo balotiruojas reklaminių turim, mokyklos jubiliejus ar šiaip įmonės jubiliejus, kai daro, turim. Vyras sako, kad rašiklių rinkimas tarsi manija, nuo kurios vaistų nėra. Kęstutis nuolat šalia savęs turi keletą paprastų rašiklių, kad juos galėtų iškeisti į jam patikusį. Yra jau tokių, kurie senai mane pažįsta, jau jeigu gauna iš kažkur naują tušinuką, jau stengiasi man neduoti pasirašyti jo. Kodėl? Todėl, kad žino, kad gal nebegaus atgal. Arba stengiuosi gražiuoju, nevagiu. Nors turiu vieną tikrai turiu pavogęs, vienose mokymuose buvau davę pasirašyti ir aš jį tyliai ramiai įsidėjau kišenę. Kęstutis sako, kad anksčiau rašiklius rinkęs aistringiau, tačiau dabar teko sulėtinti tempą. Esą labiausiai tam prieštarauja žmona, kuriai nuo kolekcijos tenka valyti dulkes. Labo ryto linki pusrytainiai Belvita.